Tai, palauk, atsidariau aš tą. Gal pavadėjai? Storą, paršėtų. Eik savo. Paršėtų Lenkų. Taisyklės yra tokios. Aš kokias 2-3 minutės su ją bandau įvažiuoti, kai jau prasilauš ledai ir turėtų viskas kaip ir būti gražu. Kai Titas pasakys tą, tai reiškia, aš per 10 sekundžių turiu pradėti vardinti tuos visus bjaurus įsireiškimus. Ne, aš galvoju, gal taip pasakai vieną, tu vėl kažką gydys ir aš vėl pažiūrėjau. Gal iškart padės ragelį ir bus ramybė. Nu, tai pirmas yra stora, tai čia manau, kad... Ne, aš gal pradėsiu nuo kito, nes jeigu stora pasakysiu, nesigaus. Aš iš visų tų sąrašų jau susidėliojau, kaip čia reikės. Prioritetas. Ema. Vardas gražus. Ema. Alio. Kas čia kalba? Ema, čia tu? Taip. Labas, nedirbė? Ne, o kas čia? Bliama, žinok, tavo numerį ir tą lapelį turėjau, nežinau, gal 3 mėnesius piniginiai. Ir kažkaip sugalvojau dabar paskambintą. Nežinau, tu mane atsiminsi, bet rudenį kažkada tu man buvai palikus savo numerį. Nebuvau tikrai. Nu, buvai, žinau, kaviniai. Ant Parodos kalno. Ema, čia tu tokia šviesi. Nu, jo. Nu, va, tai čia tu. Tik atmintis tavo kaip žuvytės. Mano vardas Mantas. Ne. Mano vardas Mantas. Tikrai ne. Tikrai jokiam... Kad aš tikrai niekam nebuvau palikus numerio. Nu, iš kur aš tavo numerį tada gavau? Nežinau. Ne, Ema. O kur aš dirbu tada? Tai ant Parodos kalno kavinė, aš neatsimenu, kaip ji vadinasi. Aš nesu kaunietis. Negali neatsiminti. Nu, nežinau, aš nesu kaunietis. Aš dabar pats, pavyzdžiui, Vilniuje esu. Nu, aišku. Bet tu mane tikrai turėtum atsiminti. Tikrai turėtum atsiminti. Nu, tai kodėl turėčiau atsiminti? Nu, nes kažkaip maloniai aptarnavai tada. Bent jau, nu, ta prasme, nu, aš nežinau, bet aš manau, kad aš pajaučiau kažką tokio, kad turėčiau, nu, tau gal patikti net. Man tai šiaip čia iš balso, tai panašu, kad vos ne iš kokio radijo skambintų iš tikrųjų. Ir tikrai negali būti, nes aš niekam nesu darbę palikus numerį, tikrai. Nu, bliama. Tai iš kur aš tavo numerį galvoju? Nežinau, čia tu apgaudant ir ką padaryti, tikrai nežinau. Ne, supranti. Arba kažkas davė, tikrai nežinau. Žinai, kai aš tada atėjau prie tą kavinę, aš nieko nesitikėjau iš tikrųjų. Ta prasme, atėjau normaliai ten pabūt, pagert kavos. Ir aš pamačiau tave ir... Tu supranti, tu tokia graži, ta prasme, Jo. Tu žiauriai gražiai, kaip angelas, kuris nukrito, matyt... Ant veido. Tik vat gaila, kad ant veido. Nu, labai. Tu gal fėja? Žodžiu, užtenka. Ema, gal tu fėja, sakau? Gal ne. Turi sakyti, kodėl. Tu fėja, sakau? Gerai, sakau ne, tai žodžiu dabar... Nes tavo tikrai nosis kaip burtų lazdelė. Galvok, ta prasme, kitą atmazą, iš kur tu mano numerį gavai, nes tikrai darbę aš niekam nedaviau. Ema, aš pasakysiu tau, bet ką tu darytum, jei būtum graži? Ką daryčiau, tai tokiam, ta prasme... Ką daryčiau, gyvenčiau toliau turbūt, ne? Tai ko gero? Nu, ko gero. Tavo kadytė. Gerai, užtenka. Taip. Išraudau? Palūžau. Nėra taip lengva. Tai pati sako, tai gaila, kad ant veido, ne? Na jau aiškiai ne pirmą kartą girdi. Bet tu kaip jais susiparino, kai pasakiau, ką darytum, jeigu būtum graži. Ką daryčiau? Gyvenčiau toliau. Tu gyvenčiau toliau. Bliam, gal į perskambint. Duot kokį ultra mega peką. Galim duoti peką. Ai, neturim, mes nebeturim. Eik tu savo. Va, nepamiršau pasakyti, maža tu stora ir negraži. Dieve. Gal persukam rimtai, pasakyti, kad paskui... Paršėtų Lenkų. O, paršėtų Lenkų pakėliai. Žinai, pala.
gal nebesakom jau šitą. Emutė, parš. Tau skambina, aš negaliu tai visko baigti. Jeigu aš baigiu, tai baigiu normaliai. Tai noriu pasakyti, kad tau skambina radistai iš ZIP FM. Ir mes darėme eksperimentą iš tikrųjų. Kaip tu reaguosi, jeigu tave mes va taip kaip nors pavadinsim, kad tu nukritai ant veido? Bet tu pati žinai atsakymą. Jo, bet tu esi labai graži, mes pažiūrėjom tave Facebook'e. Tu net nestora ir tu ne Lenkų paršė. Ir tu žodžiu, ir tavo net nosis ne kaip burto razdelė. Viskas su tavim gerai. Matau, kad iš radijo, nes balsas toksai. Koks? Nu, ta prasme, jaučiasi, kad taip, Nu, supratau. O ta kavinė Viva Kaunas vadinasi? Ne. Tada nežinau. Supranti, mums bernai prieš tau skambinant, mes čia tave išprominom visai Lietuvai jau. Prieš tai uždavėm klausimą, ką tokio negražaus pasakyti merginai, kuri dirba padavėja ir paliko savo numerį. Tai aš tau pasakysiu, ką jie siūlė tau pasakyti, bet jie tavęs nebuvo matę. Tai va tokie įsireiškimai. Tu esi stora, paršėtų Lenkų, tavo katytė smirdė labiau nei padvėsusi silkė, tu labai graži kaip angelas, tik matyt nukritai iš dangaus ant veido. Tu tokia graži kaip šūdas darže, tu gal fėja, tu turėtum sakyti kodėl, nes tavo nosis kaip burtų lazda. Ką darytum, jeigu būtum graži, Ema? O tas Čeburėks paskambino iš Panevėžio ir sako, maž, stor ir negraži. Tai kas čia taip gražiai? Čia jie nematė tavęs, tai nematė tavęs. Jie pasiūlymus mėtė. Kas čia mano numerį taip va? Ai, kas tavo numerį davė? Ai, pamiršom. Tai tu pati davėjai. Ne, tavo numerį davė Gabija, tavo draugė beje. Ir Gabija tvirtina, kad tikrai tai buvo, kad tu davėjai šį numerį, žinau, kažkokiam nepažįstamajame toj kaviniai ir tau jis nepaskambino. Taip. Tu gal pati pamiršai? Tikrai nesu. Manu, tai buvo. Buvo viskas. Ir Gabijos nepažįstu net. Beje, kas galvojat, kad Ema negraži, tai nueikite jos Facebooką, Ema Telek, Emilija Židonytė ir pasakykit, kad ji graži. Ne. Viskas jau. Kodėl? Susirasi berną taip gražų, pamatysi. Pas mus daug gražių bernų klauso. Yra vienas toks Ignas Lelys, gali papaukint. Suvesim jūs. Iki. Gerai, viskas. Iki. Čia. Gerai, grįžtam prie reikalų. Ateina pas mus daug pančkų. Mantinis in the house!